Šito pastato Giedrė pasiliko su palapinė. Šią vakarą atvažiavom, suradom vietą. Pastatas kaip ir negyvenamas, bet ūkis. Ten ganosi karvės, čia aptvaras, bet atidarytas. Tai šiandieną yra spalio 21 diena ir bus viena iš paskutinių intensyvaus minimo dienų. Šiandien su Giedrė šiek tiek išsiskirsim, nes jinai paims traukinį ir varys iki Stokholmo, o aš pabandysiu damušti visus kilometrus. Lieka 72 kilometrai iki mano draugo Simonės, kuris yra Stokholme. Tai pabandysiu aš iki vakaro iki jo nuvažiuoti, o Giedrė paims traukinį ir taip atvarys. Taip nusprendėm, kad tiesiog anksčiau būti Lietuvoje. Na ir su keltais kažkaip tai pavyko susižaisti, kad jeigu anksčiau varom, tai pigesni bilietai. Jeigu šiek tiek vėliau, tai jau ganėtinai brangus tampa. Tai keltą vakar nusipirkom ir jisai bus iš 26 į 27 dieną spalio. Per naktį plauks. Tai va, atvarom į Stokholmą, ten pabūsim 2-3 dienas ir tada vėl arba aš važiuoju, Giedrė su traukiniu atvažiuos iki Nynäshamno, arba kelias dienas likusias paskutinės bandysim dviese damušti kilometrus. Kelkraštis dviračiams. Jau mažiau negu 70 km lieka iki Stokholmo. Tai spėjau iki pat Stokholmo ir varysiu dviračių takais. Prisimenu pirmas dienas kelioniai, kai išvažinėjau iš Stokholmo. Tai berods apie 100 ar apie 120 km numiniau nuo Stokholmo centro ir visą laiką važiavau dviračių takais tiktais. Dabar manau irgi jau didžiulis tas miestas, tai iki jo jau ir maždaug takais važiuosiu. Nu, skaitau kaip taką šitą dalyką, kelkraštį platesnį, pažymėta dviratis, tai jau. Važiuojant kartais, na ir dabar vėjų papūtus, tai prie medžių pajaučiu tokį stiprų lapų įrimo kvapą. Ant toks grinai rudens kvapas. Taip vėsų, lapų kvapas. Geras. O, uolos jau ne per daugiausiai pasitaiko. Tai smagu pamatyti. Silpnos kalvelės čia važiuojant, bet greitai perminu. Greitai pusrytis bus. Yes! McDonald'e užsipyliau 2 butelius vandens. Vienas čia, kitas tenais. Dabar reikia nuvažiuoti dviračių parduotuvę. Norėčiau stipinų nusipirkti keletą, nes jau visai neturiu stipinų. Ir nežinau, ar prireiks ar neprireiks, bet norėčiau turėti ekstra bent kelis galiniam ratui. Ką, atvažiavau į dviračių parduotuvę, štai čia. Ten nuvarysiu ir apsirengsiu šiek tiek, nes laikosi 6,5 laipsnio, bet vėjas labai žvarbus toksai. Tai visoka. Taip, stipinai, keletą paimti senų stipinų, kažkaip vežuosi, neišmetu jos. Tai va, gerai dabar prisireiks. Neblogi šipai. Geras. Žieminės padangos. Su šipais. Do you have a spokes for bicycle? It's this size. Probably. How many do you need? 2. 2 stipinai 40 kronų. Šiek tiek virš 3 eurų. Gal 3,80, 3,50. Bet gerai, turėsiu ekstra. Va, šitam ženkle parašyta Nynäshamn ir Stokholm. Tai 2 tikslai. Einant kelionį į pabaigą, tai Stokholmo šiandien tikslas pasiekti ir Nynäshamnas. Nynäshamnas, nuo kur pradėjau, ten ir finišuosiu.
Na, nėra per daug sveikiausias, tas vyniotinis. Toks čia kažkoks džemas, bet jis toks jau palypęs, nu, nėra labai skanus ir sveikas nėra labai, bet suvalgysim. Tai va čia gal iš timelapso šiek tiek matėsi, šiek tiek susitrupinau sausainiukų. Tada įsidėjau riešutų ir užsipyliau jogurto. Tai va tai va pavalgysiu ir belieka 40 km tiktais. Jau beveik pusę padaręs, nes dabar yra gal 33 numinta, 34. Tai ne per daugiausiai jau čia. Tai va dviratukas prie pat manęs, saugau, žiūriu ir valgau, šildausi. Apie 1 valanda pasiruošęs, šiek tiek užsidėjau dar termo viršų, nes atvėsia. Jeigu sušilsiu, tai nusimsiu. Kaliošai uždėti, jau baigia suplyšti, kaliošai vėl atsirado skylių, tai tikiuosi laikysiu iki kelionės galo. Ir išvažinėsiu iš miesto ir iki Simonės, man lieka 40 km, bet nemanau, kad aš čia ilgai truksiu. Nes iš šito miesto išvažiuoju, atrodo koks 10 km gabaliukas be miesto bus ir paskui jau įvažinėsiu į Stokholmą, tai jau ten priemiesčiai, miestas, tai manau ilgai neužtruksiu. Tai Giedrė jau kaip ir traukinį paėmusi, jau lyg ir Stokholme turėtų būti, tai važiuoju pas juos. Neblogai čia vetrelė palaužė medį. Ant laidų kabo. Laidai stiprus čia laidai. Hai. O, gal keliautoja čia buvo. Jau keliautojo apart Giedrės ir tėčio nebuvau sutikęs, žinau, kies 3 savaitės, jei nedaugiau. Švedijai tai nei vieno nemačiau, Norvegijoje kažkada tai mačiau, bet jau seniai. Čia tai atrodė kaip keliautojas. Tašis neperšlampamos ant galo, priekį tašytė ir šiaip iš išvaizdos kaip keliautojas kurs. Čia važiuoju tai aplinkui kaip ir gamtos rezervatas įvažiavęs į tokią teritoriją. Kažkokia šlapynė, nu ne pelkė, bet ežeras, bet žiauriai apaugęs. Ir įdomus dalykas, va kelias, čia toks kaip bordiūras padarytas, kokiu 30-40 cm pakeltas. Tai tikriausiai nuo kokių nors roplių ar nuo varlių, kai būna jų antplūdis, kad apsaugot. Visai nebloga prevencijos priemonė atrodo. 26 km. 23. O 18 km lieka. Jau prasideda priemiesčiai. Šitokie dalykai yra, bent Skandinavijoje esu pastebėjęs. Pernai keliavau Austrijoje, tai prie Vienos lygtais buvau pastebėjęs. Nu čia ir yra ir Švedijai, ir Norvegijai pamatęs, kad prie didesnių miestelių įrengti tokie vat sodai. Va grinai kažkoks tais čia plotas nemažas yra. Apsodinta dabar bent jau tujom ir kiekvienas, kas nori, gali turėti savo sodą tokį. Kažkas pasistatęs nedidelės fazendas, pavėsinės kokias, kažkas šiltnamius. Va yra numeriukai. Tikriausiai kaip nuomojamas dalykas yra, gali išsinuomoti savo vietą ir turėti daržą, kad ir mieste. Nereikia toli važiuoti, atrodo visai fainas dalykas. Čia jau sutvarkyta, atrodo žiemai paruošta. Kažkas vakuriana. Kažkai kurių dūmai sklydo. Tai gal čia tokios vos ne pertelės pasidarė, ar nežinau, kokias džiovyklas. Ok, 6 km belieka iki Stokholmo. Su Giedre susirašėm, jinai jau pasiekusi, dabar kažkur tais bibliotekoje. Kai vada važiuosiu iki centro maždaug, vėl pabandysiu susisiekti ir tada susitiksim. 2 km belieka. Geras po vienu iš tiltų toks mini skate parkas. Visokiausių va yra
Važiavime wallride'ą galima daryti. O čia geras. Dar vienas skateparkas. Citroen. Pardavinėja bandelės. Nepavyko davažiuoti sausai, pradėjo lietus lyti, tai dėduosi pončio. Bet jau lieka visai nedaug. Bet apsidėsiu. Priekyje toks, atrodo, jau tamsesnis debesėlis. Prošvaisčių dangui nebuvo per visą kelią, visą laiką išlieka cepelinai dangui, ištižę cepelinai. Nėra, kad po vieną plauktų, bet visiška sriuba. Cepelininis dangus šiandien Stokholme. Cepelininis dangus. Va taip ir bus. O, artėju jau prie centro. Na va, ratukas apsuktas Skandinavijoje. Grįžau dar ne į savo kelią. Bet manau, šiandien pamatysiu savo kelią, kurį kirtau prieš porą mėnesių. Everybody had a hard year. Nobody got their pay. What a time for the lonely ones. Thought every dog had its day. What a time for the wicked, the hungry and the brave. Ain't no time left to pretend. Pravažinėju pro centrinę stotį. Nei man čia vienoj ir kitoj pusėj. Tai toks judrus rajonas ganėtinai. Visai nemažai daugiau aukščių. Ir belė kiek dviračių. Stokholmas pasiektas. Nemažai čia policijos būdi centre. Ieškau dabar Giedrės dviračio. Paskui pačios Giedrės ieškosiu. O. Found it. Giedrės dviratis. Dabar reikia jos pačios paieškot, turi būti kažkokioj bibliotekoje. Tai, laba diena, laba diena. Galvojau eisiu į biblę. Reunion. Class reunion. Hello. Welcome. Good to have you. Hello, šiandien spalio lygtais 22 diena, visiškai be tašio. Pas Simonę palikom kaip ir bendrabutį, galima sakyti. Jis gyvena Stokholmo Karališkų technologijų instituto kampuse, studentų miestelyje. Važiuojame iki Lidlo, reikia bulvių užsipirkti, vakare galvojam cepelinus darytis. Apsipirkom Lidle tiką, paėmėm bulvių, dar varškės, dar tofu, darysim, nes ir Simonė vegetaras, mes su Giedre vegetarai, tai bandysim tofu su daržovėmis šiek tiek taip apkeptas bus įdaras ir su varške. Tai tokie cepai bus. Dabar planas toks, kad vėl grįšim
šiek tiek pasiruošim, tai nežinau, gal svogūnus nulupsim, tofu papjaustysim, bulves nulupti ir įdėti šaltą vandenį ir paliksim. Tada varysim keletą valandų mieste pasisukinėti su dviračiu ir vakare lauks renginys, kažkoks šokių vakaras, tradicinių šokių Švedijos, tai varysim pažiūrėti, ir tipo galima sudalyvauti. Ir grįžus apie 7-8 bandysim cepelinus daryti. What a time for the righteous. The hero never came. Ain't nobody out there like us. Or are we all the same? I'll be alright. 'Cause I got you on my shoulder. Tai buvom grįžę į kambarį, tada pavalgėm truputėlį ir vėl išvarėm į miestą, tai truputį turim laisvo laiko, paskui Simonė varys į vieną renginį. Na ir vakare 6 valandą šokiai, tai dabar po miestą pavažinėsim, paskui pailsėsim truputį. Been there for a while, but now they're just renovating the area on top, so it's not just like cement or... Aha. Kažkoks New Yorkas čia. Wow. Čia po dešinę turėtų būti mediniai pastatai, bent eksterjeras yra medinis. Fasadas. Maybe, yeah. You cross them and go to their right Yes, side yes. instead. Can you So just you do keep that? the same Absolutely. feet. Yes. Keep the feet the same. No, you don't keep the seat because you will end up with the inner foot on the one. Yeah. Här. Så 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. So you will change to from the outer foot to the inner foot, and then you will change. Gerai, tai dar noriu padaryti vieną pranešimą, pasibaigiant šitam video. Prieš savaitę, ar šiek tiek daugiau, su manim susisiekė 15 minučių žiniasklaidos redaktorė tokia viena. Susirašėm per Messengerį ir pasiūlė padaryti trumpą pasakojimą, atsakyti jos klausimus užduotos.
apie mano šią kelionę. Tai po savaitės kitos išsikepė ir straipsnis, tai nuorodą pabandysiu pridėti aprašyme, jeigu nepavyks, tai tada komentarų skiltyje. Jeigu ir ten nepavyks įkelti, tai tada mano Facebook'e galėsit surasti nuorodą, tai kviečiu paskaityti apie šią kelionę, mažas straipsnis, 15 minučių portale. Viskas, baigiau šitą video, iki rytojaus.